Na, virtuvės virtuozai, klausimas jums, ką galima pasigaminti iš šių 3 produktų? Lęšių, jogurto ir kiaušinių. Atsakymas būtų duona, be jokių miltų ir be jokių mielių. Tikslų recepto aprašymą tradiciškai atrasite komentaruose. Pirmiausia, užpilkime lęšius vandeniu ir nuprauskime juos. Vėliau nupylę vandenį uždėkime jogurtą. Tada įberkime druskytės ir sudėkime kiaušinius. Ir nepamirškime kepimo miltelių. Ir belieka viską gerai išmaišyti. Tiesa, vos nepamiršau, reikalingas yra alyvuogių aliejus. Jo įpylę maišome toliau, kol masė pasidarys vienalytė. Tada supilame į kepimo formelę, gardiname moliūgo sėklomis sezamo. Duonytę kepsime 220 laipsnių temperatūroje 20 minučių. Tada sumažinę temperatūrą iki 180 laipsnių dar kepsime 40 minučių. Mūsų šeimai taip iškepta duona labai patinka.